matai, rupūžė Juanas, va, išdavė Patricijų, matai? O su Dievi, va, dabar su Marijanu, pamatysi, viskas bus dabar su Marijanu, tu įsivaizduoji gyvulys Juanas daro? Nu, matai, ku daro? Kas atsitika, kad čia dužais dabar? Nu va, ir pažiūrėk su tau normaliai kino, paskiau klausė, ku čia roda, ku roda. Stefa, duok peilį. Ku? Peilį duok didesnį, Jėzau, nugarą, kad užnyža. Taigi aš galiu pakasyti pablūdai, kam tas peilis? Prie minties daugiau vais. A kokį čia rada? Laukinis angelas. Taigi šitas laukinis angelas na 5, kur tavo angeliukose. Ale tikrai, kur Raimundėlis? Klausyk, tėvai, kur Romualda man sakė, tai kad tik tai mūsų Raimundėlis nesusdėtų su tais miesto pacanais. Tu žinai šitas grupuotės, kaip tos vaikus traukia. Kaip traukia? Nu, savo veiklomi traukia. Sakė, žinai, kokias būna tenai tos šutvės, vadinasi šitie rokeriai, barlaganai, kažkokie uraganai. O jeigu tikėjimą žodin papuls, skaityk vaikų jame. Tai ir metalistai. A tai kur šiukšlinį metalų renka? Jo, tokia kutlat ilgam kudlam iki užpakalė. Skaur apstempi ir klausa šitų muzikų, kaip Zeimeris. Skambina kažkas, Raimundukas gal ateina. Va! Broliau, ateik čia, žiūrėk, kas darosi. Va, žiūrėk, mūsų Raimundukas iš karnavalą grįžo, tas mūsų Nikulinas. Ko čia, gerai, pašpasijai. Eik dabar plauk galvų vaniai, persivilkėti, pamatys profesorius su savo babu, tai bus paskui neteip vaikų auklėjat. Ko čia kalbat nesąmonės? Na šiandien aš būsiu toks visų laikų. Priklausau pankam. Te gyvoja pankai, va! Raimundukai! Koks aš tau Raimundukas? Na šiandien mane vadinkit Diklafosu. Te gyvoja pankai. Jūs man smirdat, va, seni. Ko pasakei? Smirdat? Nu dabar tai gausi, ateik čia. Dusk, seni. Ko? Šik ant galvą. Nu, dabar man atsiboda jau tu. Lauk iš namų varna ir kad tavo į kvapą čia daugiau nebūtų. Praniuk, nesnervuo, gal vaikas tik pajakavo, gal pavarga. Žinai, kaip atsiboda man šitas bezmėnas. Va, lauk iš mano namų, sakau. Eikit jūs, dvasias ubagai. Nebesustabdysite upės bėgimą. Aš laisvas paukštis, kakareku. Te gyvoja pankai. Raimundukai! Lauk, pas vazas pats atais. A tada tai jam bus. Ponas, gal galėtume truputį pagelbėti? Tai kad aš skubu. O į kurį būtą čia atvežėt? Pas Galvanauskus kažkokį. A, šitiem tai reikia padėti, paskui liksiu nesuprastas. Kasgi čia dabar? Labadiena, Galvanauskai. Labadiena, Galvanuskai, jo kas yra? Šaldytuvas? Broniau, šaldytuvo atvežė! Vaikai, jau? O, tokį atvežėt fagar? Taip, prašom pasirašyti. O. O čia jums prezentas, nuo pirmos taip lengviau. Žiūrėk, broniau, da, prezentą padavanoja, įsivaizduoji? Ai, tu čiagi ne brezent. Va, žiūrstas. Žiūrstas, Stefu, žiūrstas. Va, kas čia da? Va, šapka da. Žiūrėk, dabar šef povaras būsiu. Va, firma, žiūrėk, ir šapkų, ir da šitų žiūrstų pridėję. Kur pasirašyti? Čia va.
Va, ponas, pasirašėm. Dėkui. Dėkui labai. Visa gera. Stefa, ką žiūri, einam neš. Gerai, dešiniau, atgal. Broniau! Stum, ką? Trauki labiau užstrykas! Pasitraukiu. Teršto pris... Kelk aukštynį! Jėzus Marija! Na, Vitalijau, kaip jis stumdyti? Ei, taigi spalt! Jėzau Marija! Nieko nemataugi! Koks tu brotas, kad sunks! Broniau, kaip durniuotkų dirbam įstrigaugi! Nor gražugi šitaip nuo kaimynų slėptis. Kokie dėdžiai jiem čia atvežė? Kas viduj? Valda, man gėda už jūs. Kokia gėda? Man tai žinok visai negėda. Neužūtelas gi aš dirbu. Va, žinok, Roma, šaldytuvų nusipirkom. Nieko sau. Nagi, parodykit greičiau. Einam, aš parodysiu virtuviai, kurią vietą įstatysiu. Pralindai? Aha, aš irgi vos pralindau. Einam. Vitalika, ką? Sakau, gal vakariai buteliaukų padarom, reikia plaisti. Gal ir gerai būtų? Ateik, va, dabar tu žiūrėk. Va! Matai? Va, vieta senas, jo nėr, įsivaizduoji? O va čia stovi naujas, kaip rūmas. Va čia bus kiaušiniai, va čia bus mėsytė, va čia bus pienas O sudėtas. aš šiandien pietums ypatingą patiekalą ruošiau. O aš pietų... Jėtu, tai kokie pietus? Kokie pietus, kam aš ruošiu, Raimunduko, tai nėr išvyję, Broniau! Kas ir ką žliumbi dabar? Ką nežliumpsi, tu žiūrėk, kiek laiką praėjo, Raimundukas negrįžta iš namų iš vyrų pūžį. Ku čia dirbi, ach tu Jėzau, Ramandukas išėjęs, narės valgyt pareis, niekur dėsis. Na, jūs taip nekalbėkite, juk žinote su tais paaugliais, kas dabar dedasi. Taip, ir jaunimo savižudybių statistika byloja, Ai, kad... Jėzau, man kaip širdis skauda. Reikia tučtuojau eiti jo ieškoti. Mes jums padėsime. Eime visi susitiksime lauke. Vitalijau! Ai. Taip, veikiam pagal sutartą planą. Raimundo ieškom visam mieste. Kas turit kokių minčių? Aš visada sakiau ir sakysiu, kad su tokiu savo elgesiu jis nieko gero gyvenime nepasieks. Ir jo reikia ieškoti tik tai policijos nuovadoje. Nu, žinai, Roma, iš tavo aš šito nesitikėjau, kad tu šitie blogai apie Raimundukų galvoji. A tarp kitko, kol jis nepradėjo bendrauti su tavo Jolantu, su jo nebuvo jokių problemų. Raimunduką reikia ligoninėje ieškoti. Ponė Stefanija, nekaltinkite mano Jolantos. Na, šito tai jau per daug. Ieškokite be manęs. Nustokit rėtis vieną, kad gerai Varoma saka, su savo tokiu auklėjimu, tuoj Ramundukui siūsi siuntinius vienon įstaigam. Aš jį pagavęs dabar savo karcerį uždarysiu, sklepą agurkų saugat. Aš einu šiukšlynan. O tai jau ne. Šiukšlynan eisiu aš. O tu nueik ligoninėn. Matai, aš nueisiu darbo vietai, pamatys, kad mano vaikas man bus sarmata. Aha, tau sarmata, a tatai tai jau nesarmata, taip? Broniau, tu pagalvo, kad aš ligoniniai dirbu. Man karjera svarbus dalykas. Teisingai Stefanija sako, karjera žmogui labai svarbu, per ją žmogus realizuoja savo dvasinę potenciją. Va, karjeristas užgėdąja, paisgi kokių karjerų padarys, fotoateljė teisėm nuotraukas dara, kur pats įsiieškat įdomu. Aš manau, kad jo ieškoti reikėtų sektantų susibūrimo vietose ir narkomanų lindynėse. Vaikas jis silpnos sielos, jį lengva patraukti į kraštutinumus. Taip, skirstomės ir renkamės čia lygiai po 2 valandų. Susitikimo vietos pakeisti negalima. Ramundukas! Raima! Raima!
Ramunduk! Labadiena, policininkas Mikalauskas. Pilietis Galvanauskas. Tai kaip suprantu, pilietį Galvanauskai dirbate vandens ūkyje. Bedarbis. Bedarbis, tai bomžas. Negi Bronius Galvanauskas, aš Bronius. Bronis Galvanauskas. Tai kaip suprantu, Bronio Galvanauskai ketinatės pavogti kanalizacijos dangtį. Ne, bernioką ieško. Kaip bernioką? Tai mažas šulinį kryta. Nemažas, kuris daravas, kaip aš panašiai toks pat. Tai studentas mokinys. Pankas. Jūs vėl juokaujate. Menkas juokas. Te pasaka, kad berniokas gali apsigyvenęs būti kanalizacija sistemai. Jūs vėl juokaujat. Prašau dokumentus. A? Dokumentus. Prašau. Tai kur registruotas? Čia. Kur čia? Šulny? Negi, ponas, va. Mano lungai, matai pirmą aukštį, mata šitą nami. Šitam name. A? Tai vat, ponas Broniau, pasakysiu aš jums. Jeigu dings bent vienas kanalizacijos dangtis, apkaltintas būsit jūs. Namo! Raimundas, ne. Oi, Zamolskis, ne. Matyt, dar nespėjau užkabinti. Reikia paklausti nuovadoj. Aš nesupratau. Aš suprantat, ponia, savo sūnaus ieškau. Raimundukas toks kaip aš, tik biški didesnis, tokia liūdna veida, toks nelaimingas vienišas. Sakiau nelaimingu, aš tau čia va, 3 sunkvežimis galiu pririnkti, esi nelaiminga veida. Ne, ponia, jūs nesupratat manęs, jisai normalus. Tai aš tau nenormali, ką, pažiūrėk, ar tu žinai, buhalterė aš buvau tarybinė ūkio laikais, supranti tu, varna bipečiota. Labai malonu, buhalterė, labai malonu. Aš Stepa, o mano sūnus Raimundukas. Va, žiūrėk, ne čia ne tavo šitas, va. Kur? Nu va. Oi, negi, mano visai jaunutis berniokas. Jaunas, sakai? Ne, šitoj savaitė tai iš miesto ne viena jauna nebuvo atėjusi. Tu visi pagyvenę tokie susiraukė. Ačiū Dievui, ačiū Dievui. Dievas. Ponia, aš eisiu laimingai jums čia. Tu žinai su savo laimėm. Tu žiūrėk, ponia, kad pati neatsidurtum mūsų kompanijai. Laimės, matai. Neduok Dieve. Raimundukai. Atsiprašau, sakykit, ar nematėt paklydusio vaiko? Suprantat, pasimetė berniukas. Tiesiog dingo, išėjo iš namų ir dingo. O kaip jūs atrodė? Net nežinau, kiek tiksliai jam metų. Žinot, toks nenusakomas vaikiškas amžius. Truputį aukštesnis už mane, truputį stambesnis. Ne, gerokai stambesnis. Bet kaip ir aš su akiniais. Vieną šiandien iš miesto išvežiau trenktą tokį. Tai kitas prisikabino, eik nuo mašinos. Tai sakot, matėt panašų. Tai greičiausiai Raimundas, jo tėvai taip jaudinasi. Gal galėtumėt mane nuvežti, kur jūs jį išlaipinat? Aš sumokėsiu. 2 ir iš anksto. Nes tas pankas man įkišo metaliuką vietoj pinigų. Gal galit parodyti man tą daiktą? Prašau. Juk tai mano vidurinės mokyklos baigimo sidabro medalis. Tai nusikaltimas. Iš tikrųjų, Raimundas, vežkit mane greičiau pas jį.
Sakai, sidabrinis ir brangus? Tai pinigais neįkainojama vertybė. Relikvija, tai mano 11 metų triūso įvertinimas. Vežkit mane greičiau pas jį, o tempore amore. Iki jūros nereikės. Čia netoli. Palaukit manęs minutę 8. Palaukit! Chamas! Žiūrėk, Raimundėli, a ką reiškia žodis uzurpatorius? Gal rašykim separatorius, ką? Nu, supranti, biausi uzurpatorius tai toks daiktas, kai gerus atskiria nuo blagų. Ir gaunas, kaip tai palauk, vienas geras ir daug blagų. Nu, taigi ir separatorius taip pat, nu, liesų pienu atskiria nuo gratinėlas, nu, tai irgi gaunas kaip ir blogų nuo gerą atskirtą, nu, supras žmonės. Nu, gerai, rašyk, žinai kaip, šalin separatorius. Ei, Raimunduk, a gal mums reiktų raidės iškarpyti iš popieriaus laikraščia, nu, kaip daro šitie ananistai. Ir dar reiktų gal pirštinės apsimaut, kad nepaliktumėm ant spaudų, ką? Nu, supranti, biausiai, tik mes čia mitinguosim. Bus akcija atvirų, kaipgi šitų, formų. Atvirų formų, akcija, šitie meščionis vis prisigalvoja, nežmoniškai. Ei, Raimundėli, tai kam tu man va šitų gelažų čia pritempė visokiausių, ką? Nu, tai supranti, biausi, dabar apsikarstik va šitais visais daiktais ir būsi metalistas. Tada galėsi sakyti, žinai kaip, šalin separatorius, karui ne, Ramundukui laisvė. Šitą žiūrėk, Raimunduk, tai gal dar spynų man nuo tvartą ant ausies pasikabinti ir rakečias po kaklu. Būsiu kaip šitas vakar per televizorių mačiau. Tik gaila, kad motociklą neturiu. Tai galiu atjoti ant kumelas, atbus juoką miestą panom. Biausi, nėra čia laika dabar jakaut. Rašyk. Lengva pasakyti, rašyk. Žinai, paskutinį kartą pieštuko rankoje laikiau, kai kolūkin stodamas pareiškimų rašiau. Štai kur nusikaltėlis. Na, Raimundai, pakliuvai. Sakai, išvaizdą keiti konspiracijos sumetimais. Sprukti ketini, Dėdė Vitalijau, paleiskit skauda. Tai ką čia panas putoji kaip perrugęs alus? Na, bandyti, sakyk, ką dar pavogė iš mano namų? Dėdė Vitalijau, daugiau nieko tikrai neėmiau. Ir neužmirškit, kad galioja nekaltumo prezumpcijos įstatymas. Paleiskit, Romualdą man davė. Romualda negalėjo šitaip pasielgti su mano praeities relikvijom. Imk, panas, datų gelažiukų čia daug turi. Va, šitą dabar čia rimtesni dalykai, dedas. Mes su Ramunduku ruošiamės čia įti atvirą formą. Piketuoti, taip sakant, ir pats va galėtum prisidėti. Inteligentas esi, daug žodžių visokių gudrių moki. Įsivaizduojat, čia mano padėga ženklelis. Kaip aš vargau, kol peršokau tą 1,30 m. O čia? Čia spaliuko ženkliukas gali turėti, Raimundai. Ačiū. Romualda, kaip jūs galėjote šitaip su manim pasielgti? Kaip jūs išdrįsot? Patikėjau. Už ką? Va, dėdė Vitalijau, ir jūs nuskriaustasis. Matot, ir jūsų teisės pažeistos. Rašykit plakatą. Te gyvuoja lygių lyčių lygybė. Kokios jūs lyties? Žinot, ponas Viktorai, jūsų namuose šiandien sklando laisvės dvasia. Laisvės vėjas plevena virš mūsų galvų. Kaip Lietuvoje, anais atgimimo laikais.
vergai nužemintieji ir nukris nuo mūsų rankų ir kojų retežiai. Mes, geri vaikai, mes nugalėsim, paduokit arklą, knygą, vyrą ir eisime visi tuo keliu. Tikrai jam ne visi namie. Ale matai, Raimonduk, kiek nedaug užguitam vyrui reikia, va. Pajuta biški laisvę, tai dabar ir trypia, kaip atvestas teliokas ant pirmas žolas pririštas. Tėvynė dainų ir artojo, o skatamas šitaip baudi, kodėl tu draskai mums krūtinę ir kodėl taip ieškai manį. Laisvė negrams! Šitaip suvaikėt, šitaip prarast sveiką nuovoką. Vitalijau, brangus mano gyvenimo palidovė, atsikvošėkite, atsiliepkite mylinčio žmonos beviltišką šauksmą tyruose. Kučianų kalbėdavo Roma. Prie ką čia tyras dabar? Berniakas su diržu nebemažina sutvarkyti, jūs miesčianiais dėl viską kalti. Kaimi buvo vaikas auksinys. Ko tu dabar rėki ant Romos, ko tu rėki? O pats ar nekaltas? Ha, tau tik alus ir televizoris te rūpi. Ataukas, taigi močia, vaikui reikia motiniškas šilumas, atau darbas, vakas išėjo. Nesibarkite, reikia imtis bendro plano, reikia kažką daryti kartu. Žiūrėk, ateina policajus, dabar tai sureštuos, pamatysi, dieve, kur tu stabdymas. Labas vakaras, policininkas Mikalauskas. Kuris iš jūsų bronius Galvanauskas? Aš, Vitalijus Kojelavičius, ir to didžiuojos. Palauk, ponas, neišsiduokime, tai inspektorius, tai kad nėra mūsų tarpe jokio broniaus Galvanausko. Nėra. Aš pažįstu bronių Galvanauskų. Sakyk. Mano tata, va tas, kur su barėti ir su akiniai stovi. Šitas? Tai Galvanauskai, prisidirbai? Ku? 3 dangčiai dingo kanalizacijos mieste. Prašau su manim vykti į policijos komisariatą. Raimondukai, gudarys, matetukus areštavo, naslaičiai lyga. Ponas, sako, mes darysim šitą. Man lioptis reikia. Palaisko.